Sveiki, su jumis Airinas Rutunen, tavo alfa vyras, mokymų treneris, produktų, kaip suvilioti moterį, kaip pasitikėti savimi, kaip išlaikyti moterį ilgalaikiuose santykiuose, DVD autorius. Ir šiandieną aš turiu klausimą. Airina, einu į mokyklą, bet jaučiu, kad nieko nebus, o tėvai vis stumia mane toliau ir sako, kad profesija bus tik pliusas tavo gyvenime, o man vis gaila laiko. Bet, nesu tikras, kad jeigu ir išeičiau iš mokyklos, ką daryčiau. Gali pakomentuoti? Taip, tavo tėvai. Tu. Ir tu. Alfa uždėsim didelį, tu. Taip, žiūrėk, tavo tėvai gyvena sovietmečio vertybėmis, kaip ir mano tėvai ir bet kurio kito. Sovietmečio vertybės ką sako? Profesija. Skliausteliuose. Sunkus, ilgas, nuo 8 ryto iki 5 vakaro, QH. Darbas. Ir jokių pasyvių pajamų šaltinių apart nekilnojamas turtas, bet nekilnojamą turtą vis tiek reikia prižiūrėti, eiti, leidinėti nuomininkus, skaičiuoti, mokesčius mokėti, vis tiek tu turi dirbti. Dabar pasikeitė viskas. Nebeliko sovietmečių. Mes esam naujoji karta. Aš, pavyzdžiui, gimiau grinai lūžimų sovietmečių metais, 89 metais. Tai ką dabar sako, kad dabar praktiškai profesija, dabar yra informacijos verslo amžius. Infoverslas. Tai yra esmė, dabar daugiau pinigų uždirba ne tie, kas turi gerą profesiją, dirba daug valandų, nuo 8 iki 5, bet dabar uždirba tie daug, kas dirba protingai, kas moka su medija elgtis, kurio žinutė pasiekia kuo daugiau pasaulyje esančių žmonių ir kuo ta žinutė rodo didesnį tarpą problemų sprendimų. Ta prasme, didesnį klientų problemą lygų didesni pinigai. Ir jeigu tu moki su info verslu elgtis, tai viskas, tu tėvus praktiškai abudu krūvai aplenksi greitai. Tai va, ir dabar matai, tėvam yra įdėktas tas požiūris. Ir jie aišku nesutinka, tu turėti mokyklą, tada univerą, supranti, ir tada dažnai dirbti. Ką, pavyzdžiui, aš sakau, ką tu turi daryti, tai tu kaip tik turi mokykloje išmokti anglų kalbą, ko tau reikės, šiek tiek matematikos, geografijos, lietuvių kalbos, jeigu norėsi, Lietuva irgi prasukti verslą. Kūnų kultūra, biologija kažkiek, fizika. Visko, ko reikia aplamai, supras gyvenime. Bet pagrindinis dalykas, iš ko tau atsiras pinigai ateityje ir kas tave maitins, tai bus sugebėjimas parduoti, sugebėjimas kitą žmogų įtikinti. Kur aš padariau pardavimų programą, kaip parduoti savo paslaugas ir produktus, tai yra kaip pateikti save, kaip parduoti, kaip įtikinti kitą. Tai čia yra esmė. Jeigu tu neturi tų įgūdžių, gali tu būti šaltkalvis, tu neturėsi darbų, nes bus kitas šaltkalvis, kuris geriau mokys įtikinti kitą žmogų, pasiūlys geresnę vertę ir eis pas jį. Tai va, dabar ką aš sakau. Kaip tau reikia daryti? Tau reikia paprasčiausiai paimti, maždaug nutuokti, kuo tu norėtum būti, tarkim, tu nori būti elektrikas, paimsi mane. Tai tu mokykloje neskirk tiek dėmesį, jinai neverta skirti tiek dėmesio. Tau dėmesys turi eiti, žinai kur, eiti susipažinti su elektriku. Čia koksai prietaisas. Su elektriku, ir kuris jau dirba toje srityje ir klausia tiesiai jo šviesiai, kiek
tu uždirbi per mėnesį. Per mėnesį. Vidutiniškai. Vidutiniškai. Šis klausimas daugelį nepasitikinčių savimi specialistų išmušti iš vėžių, kaip aš, pavyzdžiui, nuėjau į Crest Auto, BMW salonus, norėjau aš pardavinėti naujus BMW automobilius. Ir aš atėjau, vadybininkui, sakau, sveikas, susipažinom, sakau, kiek uždirbi per mėnesį? Pasakyk man. Žiūri, tai sakau, 10 uždirbi. 10 000 litų uždirbi. Ne, tai sakau, 3 bent jau. 3 000 litų, supranti, nieko gero. Kaip tokį darbą dirbant. Pardavėjas turi būti labai apmokamas, nes jis dirba sudėtingą darbą. Ir tai vanaini, kiek tu uždirbi per mėnesį vidutiniškai? Antras klausimas. Kiek tu galvojai prieš pradėdamas dirbti šią specialybę, kad tu uždirbsi? Kiek tu galvojai, kad uždirbsi prieš pradėdamas dirbti šią specialybę. Tai va, iš antro klausimo tu sužinosi, kaip tas žmogus galvoja, kaip buvo tavo vietai. Kai buvo rinktis, nerinkti šią specialybę. Nes tu supranti, pinigai yra svarbu, nes iš pradžių tave motyvuos ta nauja rinka, žinai, naujas tiekimas paslaugos produkto, bet vėliau jau pradės atsibost ir tave motyvuos iš esmės pinigai. Todėl tu turi uždirbti pakankamai pinigų. Ir jeigu tas elektrikas praėjus 15 metų uždirba tik 3 000 litų per mėnesį, tu turi gerai pamąstyti, tau čia iš visų verta veltis. Aš tau paimsiu kitą pavyzdį, tai yra mano buvęs klientas, verslą turi stumdomų durų sistemos. Mes jį nupiešim. Alfa. Stumdomų durų sistemos. Ir jis, pavyzdžiui, kaip yra pas mane bute, va, pavyzdžiui, tokią padaryt. Tai pasuksiu. Matai, yra spinta, profiliai sudėti, irgi slenkanti sistema stumdoma. Toliau ten yra viduj padarytos pakabos gražiai tvarkingai susidėti rūbus. Viskas labai patogiai, tvarkingai padaryta. Ir tokį prieškambarį padaryti reikia dienos ir kainuoja apie 1000 litų. 1000 litų kainuoja. Čia per dieną. Sąnaudos 300 maždaug litų. Tai jam lieka 650 per dieną. Tu per dieną. Per dieną. Va. Elektrikas per mėnesį 3000 sunkiai uždirba. Šitas gali 650 per dieną pasidaryti. Tu matai, tu turi nuėjęs klausti tuos klausimus, aiškintis, rinkti informaciją. Nes tu, kai pradėsi tai daryti, tau po to nebebus laikus sprendti surinkti informaciją. Tu jau eisi tuo keliu, turėsi jį grįsti. Kaip su manim atsitiko, ne? Aš nežinau, kiek tie viliotojai uždirba. Ir aš susisiekiau su pasaulyje esančiais viliotojais ir klausiau jų, ar tu laimingas, ar tu sukūrė šeimą, kaip tokia veikla gali būti suderinta. Bet nei vienas man neatsakė, nei vienas man neatrašė. Supranti? Todėl būk pasiruošęs, kad tu ir negausi tų atsakymų. O jeigu tu negausi tų atsakymų, kitas kelias lieka tada važiuot pas jį, susipažinti su juo, investuot pinigus į kelionę, susitikti su juo. Bet tai, tarkim, jis tas žmogus yra Vilniuje. Nu tai tau yra labai paprasta, paimk, kad ir iš kokių Kaunų, įsėsti ir atvažiuoti, susipažinti su juo. Paklausti jo dėl to dalyko.
sumokėtėm ten už tą jo valandą 100 litų ar ką, bet tau labai duos, patikėk manim, svarbiaus informacijos, kuri tau yra reikalinga, norint apsispręsti, ar pradėti šią veiklą, ar visgi ieškoti kitos. Taigi, esmė susipažint, paklaus, kiek uždirba per dieną, tada, kai jau tu žinai, kiek jūs uždirba maždaug per dieną, per mėnesį, važiuojam su klausimais kitais, kurie svarbus yra versle. Kiek tau reikia reklamuotis? Kiek tau reikia reklamuotis? Reklamuotis. Tai yra, šis klausimas atsako, ar jam reikia daug pastangų įdėti, norint surasti naujų klientų. Kaip jį mato, kaip perka. Arba, pavyzdžiui, geram specialistui, pavyzdžiui, statybininkui, net nereikia reklamuotis, nes eina viskas iš lūpų į lūpas, jeigu jis tikrai gerai ir už gerą kainą daro viską. Bet kiek to reikia, tada sužinosi, kiek reikia pastangų, nori reklamuos, o atsimink, čia yra pinigai irgi. Ir nemažai, nes čia daug laiko reikia užgaišti, reklamuotis norint. Tai galbūt elektrikui visai nereikia reklamuotis ir jis gauna 3000 per mėnesį, o šis gauna 600 per dieną, bet jam reikia labai daug reklamuotis. Tai gal jis to 600 padaro per kokias 3 dienas, kitas 2 reikia reklamuotis, o 3 turi užsakymą, turi skaičiuotis viską. Žodžiu, kiek per mėnesį surenka, tu turi išsiaiškinti, kiek per mėnesį surenka stumdomų durų sistemų montuotojas ir kiek elektrikas surenka. Nu, kas tau domina, kokios specialybės. Toliau, būk pasiruošęs, kad tie žmonės iš pat pradžių nešnekės apie pinigus, nes neįprasta mūsų visuomenė šnekėti apie pinigus, bet šnekėk atvirai. Sakyk, aš tikrai, ta prasme, svarstau, man tu užsimta, aš turiu matyti, ar man apsimoka, kiek čia reikia tų darbų įdėti. Ir visą kitą, šnekėk nuoširdžiai ir pamatysi, kad iš tikrųjų tau ir suteiks informacijos. Gal apsimokėk pinigų jam, tada tau tikrai suteiks informacijos. Informacija yra neįkainomas dalykas, pats vertingiausias versle. Taip, tai va, matai. Su profesija. Toliau yra profesija kita, labai rimta, marketingų specialistas. Pavyzdžiui, yra toksai Aaron Perez, jisai yra amerikietis. Pavyzdžiui, 4, paimsi marketingų specialistas. Marketingų specialistas. Marketingų specialistas, jis atveda klientus plastinių operacijų chirurgams, klinikoms, atveda klientus, parduoda užsakymus. Jo dabar visų firmų vertė yra $4 milijonai. Dolerių, kur maždaug tai yra apie 11 milijonų litų. Ne? Va. Tai žiūrėk, o dabar kodėl taip? Todėl, kad jis sukūrė puikią sistemą, tai yra pritraukti klientus firmam, tiesiog klinikom, kurios užsiima plastinė operacija, o plastinės operacijos yra labai brangios, yra dundukam realiai žmonėm, kurie kompleksuoja dėl kažko ir darosi plastinės operacijas. Arba kurie iš tikrųjų gimsta negražus, nori pakeisti, negerai skaityti ir dundukam, bet tiesiog žmonėm, kurie iš tikrųjų nemato jau kitos išeities, kaip paimti padaryti operaciją ir moka didelius pinigus. Tai jis tokius pritraukia ir prašau, kokie matai. Bet jis, matai, pardavimus moka. Jis moka žmonių psichologiją. O mokėjimas pardavimų žmonių psichologijos yra viskas. Todėl mano ta audio programa, kaip parduoti save, savo paslaugos, produktus ir dėl to ir kainuoja 1200 litų. Nes aš surašiau žinias, kaip tu save turi pateikti, kaip parduoti. Daug apie žmonių psichologiją aš šnekėjau. Tai negali būti kaina kokia 50 litų. Yra nesąmonė verta. Tai yra 1200 litų, todėl kad ten yra 4,5 valandų garso įrašo audio programa. Ir tiesiog tiek kainuoja, nes paprasčiausiai reikia, kad
reikia, kad tas žmogus, kai nusipirks, kad jis sandorį padarytų ir uždirbtų tą 1200 litų labai greitai. Parduota viena paslauga arba vienas produktas tau jau uždirbs 1200 tos litų. Tai matai, marketingų specialistas. Toliau, tai va, matai kaip aiškinės. O grįžtant prie tėvų, ne, tai mokykla, supranti, neranda tavyje talentų, netranda tavyje tos profesijos, ko tu nori, tau sunku. Todėl esmė yra susipažinti su naujais žmonėmis, eiti su jais šnekytis, užduoti šiuos klausimus. Pridėsim dar šiek tiek klausimų, 3.2 tarkim, ne? 3.2. Pridėsim, kad tau taip pat yra svarbu išsiaiškinti ne tik kiek uždirba tas žmogus, bet tau reikia išsiaiškinti, ar jis laimingas yra. Nes supranti, jis gali uždirbti daug pinigų, bet jis gali būti nelaimingas. Todėl, kad, pavyzdžiui, jam gali ta veikla nesusiderinti su šeimos vertybėm. Jis gali įtampoje gyventi. Jis gali kokiai ten tiesiog sinchroniškam pinigų įsimylėjime pinigus gyventi ir nelaimingas. Bet jeigu tu matai vyrą, kuris ir turi šeimą, ir turi savo moterį, turi vaikų ir jau verslą suderinti, tai, suprantate, tai labai yra gerai. Tu pasižiūrėk apie šeimą, kaip pas jį yra, tarkim, 3.3, ar turi šeimą? Ar turi šeimą? Aišku, paklauskiu, ar tu būni neištikimas savo moteriai? Ar būni neištikimas savo moteriai? Neištikimas savo moteriai. Visi vyrai yra neištikimi, pažiūrėsim, man jis pasakys. Na va. Susipažįsti, išsiklausinėjai viską, turi informaciją, tada tau reikia galvoti, pradėti, tai veikti, nepradėti. O sovietmetį tai pamiršk, nes čia visą tau gyvenimą teks dirbt. Kai sovietmetis buvo nusprendęs už žmogų, ką jis reitų daryti. Ėjai į mokyklą, parinkta profesija, dirbi, gauni pensiją. Pensija. Kiek dabar tu tos pensijos gausi 300 litų, ką tu už tos 300 nupirksi? Nu gerai gausi 700, ką tu už tos 700, nu gerai gausi 1200, ką tu senis už tą 1200 litų nupirksi? Šiais laikais nieko tu gero nenupirksi. Turėsi skaičiuoti, taupyti ir viską daryti. Taip, tai sovietmečių vertybės visiškai neveda tavęs į finansinę laisvę, tai yra gauti pasyvias pajamas, kurios galėtų aprūpinti norimą tavo gyvenimo būdą. Kiek tu nori išleisti. Vieniems žmonėms reikia mažiau išleisti, kitiems daugiau. Vienų poreikiai didesni, kitų mažesni. Vienintelis dalykas, kur pasyvių pajamų šaltinį, tai yra vėliau, kai tu išsirenki specialybę, kuriesi produktus savo. Kai tu jau tau nebereik dirbti, nusintei produktą, žmogus žiūri, jį gali mokintis. Arba, jeigu tu produktų negali skurti, tai tu tiesiog sukuri partnerių sistemą, kaip, pavyzdžiui, padarė mano klientas buvo stumdomų durų sistemų, tai jisai sukūrė. Tiesiog jis ateina pas žmogų, sako, nori su manim dirbti, tu tiek uždirbsi, čia yra mokymų papkutė. Ta prasme, čia yra visi projektai, kaip tu gali daryti, duoti stumdomas tos durų sistemas, virtuviais balkų ir taip toliau. Čia gali dirbti, daryti viską, tiek uždirbsi, čia taip klientus pristrauksi ir perduoda visą verslą tam kitam žmogui, tas kitas žmogus moka jam procentą. To. Ir viskas, ir taip dirba, ir daug partnerių įkūręs visai Lietuvoje yra, ir kitose šalyse, ir jau jisai dirba didelius pinigus. Kiek čia buvo Airinas, Arutinian. Jūsų knygų, kurias privalo perskaityti, yra Moters svajonė, Alfa vyras, kaip suvilioti moterį, ir visos kitos knygos, 4, ir produktų, kurios privalo peržiūrėti autorius, nes juose yra daug daugiau žinių, nei kad čia pateikta, ir pamatysit, kiek jūs patobulėsite. Is the king the toy of this pyramid game? And in his eyes I see apologies that make me think of you. Well, I know that you can dance, but what have you got to say? Well, I know that you can dance, but what have you got to say? Well, I know that you can dance, I can
I've ever sung. Tell your mom